Gerai. Kiek iškrito dantų, tiek ir reikia implantų. Ar tai tiesa? Mitas. Todėl, kad implantai yra tvirtesni už dantis ir netekus daugiau dantų, parenkamos struktūros, pavyzdžiui, netekus 3-4 dantų, galima visą šitą defektą atstatyti ant 2 implantų. Netekus viso žandikaulio dantų, 12-14 dantų, galima atstatyti visą struktūrą ant 4 implantų. Taigi tikrai mitas, konsultuokimės dėl individualios jūsų situacijos ir sprendimų dantų atstatymui. Aš jau galiu truputį papildyti, yra metodikų, kuomet iš tikrųjų, jeigu iškrito 10 dantų, gali įsriegti 10 implantų. Šitoje vietoje niekas neuždraus tai padaryti ir tai priklauso gal netgi nuo šalies ekonomikos, nuo, sakykime, valstybės kompensavimo šitoje vietoje, nes tikrai yra pavyzdžių, kuomet tam tikrose šalyse, jeigu iškrito 10 dantų, įsriegiame 10 implantų. Tai nebus kažkas tai blogo, bet tiesiog vertinant tą mūsų, sakykime, Lietuvos ekonominę situaciją ir pagal mūsų taikomas metodikas nebūtina. Iš tikrųjų, galima atstatyti ir tiltukais, tai sakykime, dėti kas antrą implantą arba visą žandikaulį statyti, kaip minėjai, ant 4, gal netgi ant 6 implantų. Čia sakau, reikia individualios konsultacijos. Aš spurdu pasakyti savo nuomonę. Aš manau, kad 10 implantų nėra sveika, nes tarp implantuoti labai arti vienas kito yra sudėtinga situacija protezavimui, tai yra sudėtinga situacija ilgamžiškumui, čia reikia pagalvoti gerai išsprendimo būdais, bet tikrai pasitaiko situacijų, kur matome burnoje labai daug implantų, atstatant kiekvieną dantį.